Sveiki, šiame vaizdo siužete surinkome dar keletą keistenybių susijusių su įstaigomis, kurios įsikūrė pastate pažymėtame Taikos 76 numeriu. Be abejo, visų šių keistenybių vienokia ar kitokia forma yra ir kitose miesto ir šalies įstaigose, tačiau tai nereiškia, kad tai yra normalu. Tai gali reikšti mediko aplaidumą ir neatidumą organizmą užklupusiai lygai. Atkreipiu dėmesį, kad čia ir vėliau nevertiname vieno ar kito darbo reikalingumo ir jo kokybės ir jokių būdų nevertiname asmenybių. Mums nerūpi veikėjo vardai ir pavardė. Mums rūpi tik tos ar kitos veiklos fakto keistumas ir kaip mums atrodo nenormalumas. Pirmas pavyzdys. Norėdamas apibūdinti kai kurias situacijas, sunkiai radau tinkamą formuluotę. Štai vienas pavyzdys. Jūs esate 5 kioskų, kuriuose prekiaujama daržovėmis savininkas. Turite vairuotoją, kurio užduotys pristatyti daržovės į jūsų prekystalius. Už tai jis iš jūsų gauna atlyginimą. Staiga nusprendžiate, kad prie esamo atlyginimo turėtumėt pagal papildomą sutartį samdyti savogi vairuotoją, kad jis pristatytų daržovės į jūsų prekystalius. Keista. Pabrėžkime, vairuotojo funkcijos nepasikeitė, jis turi išnaudoti jūsų apmokėtas darbo valandas darbui, už kurį dabar jam bus tiesiog papildomai mokama pagal kitą sutartį. Sakysite, o kas čia tokio? Gauti didesnį atlyginimą yra gerai, sutinku, bet priežastis yra laiko ir materijos savybėse. Žmogaus kūnas negali būti dviejose vietose vienu metu, o jei žmogus yra vienas, o paslauga teikiama tuo pačiu darbo laikų dviejose vietose, tai prieštarauja mažiausiai fizikos dėsniams. O gal ir baudžiamajam kodeksui, o kai kur tai vadiname asmeninių ir viešųjų interesų konfliktų. Taigi, mažiau nei per metus, bet net jei ir daugiau nei per metus, tai nekeičia esmės, mažiausiai 5 visuomenės sveikatos biuro darbuotojai be gaunamų atlyginimų pasirašė sutartį su savo darbdaviu dėl užsiėmimo ar veiklos tiesiogiai susijusių su visuomenės sveikata. Kai kuriais atvejais perkamos paslaugos pavadinimas pilnai sutampa su asmens užimamų pareigų biure pavadinimu. Apie kokias sumas mes kalbame? Vienas darbuotojas gavo 10 000 eurų, kitas gavo 18 000 eurų. Rekordas priklauso darbuotojui, kuris gavo papildomų sutarčių už 22 179 eurus. Iš viso iš savo darbuotojų nupirkta užsakymų už 51 734 eurus. Aš manau, kad labai gerai, kad tiek daug biuro darbuotojų be etatinių darbų turi laiko ir jėgų dirbti pagal patentą ar individualios veiklos pažymą. Tačiau kažkas manyje sako, kad auditas parodytų, jog kone pagrindinis jų darbo pagal patentą ar individualios veiklos pažymą pirkėjas ir bus jų oficialus darbdavys. Это сироты. Pereikime prie faktų. Štai ką apie tokią veiklą sako oficialios tarnybos. Specialiųjų tyrimų tarnybų, komentuodami vienos iš biudžetinės įstaigų pirkimus, iš savo darbuotojų pažymi, kad situacija, kai biudžetinė įstaiga nuolat vykdo pirkimus iš savo darbuotojų, kreipdamasi į jį neviešos apklausos būdu, kaip į vienintelį pirkėją, vertina kaip korupcijos rizikos veiksmais veikianti veikla ir turėtų būti keistina. Anot tarnybos, jei darbuotojai už paslaugą jau mokamas fiksuotas ir iš anksto sutartas atlygis, prarandama pati viešųjų pirkimų prasme, nes nelieka priemonių realiai konkurencijai sukurti, prarandama galimybę gauti ekonomiškai naudingą pasiūlymą ir įsigyti paslaugą ar prekę palankiausią kainą bei išleisti kuo mažiau valstybinių lėšų. Taigi šitas video padarytas tik tai tam, kad būtų ką rodyti fone, ir parodyti schemą, kaip buvo atliktas patikrinimas. Štai mes matom sutartį su Klaipėdos miestos visuomenės sveikatos biuru, su fiziniu asmeniu, sutarties numeris, auditas nesunkiai jos ras, jeigu panorės. Sutarties suma yra 14 000 eurų. Mes galim pažiūrėti visus duomenys patys centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje. Ir paskui mes tiesiog kartu su jumis nukeliaujam į sveikatos biuro puslapį.
Tam, kad pažiūrėti, ar žmogus, su kuriuo pasirašyta šita sutartis, kaip fizinis asmuo, nėra prie to pačio ir Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro darbuotojus. Na va, sutartis yra sudaryta su Diana ir čia yra visos paslaugos, kurį Diana turi teikti už 14 000 eurų. Kiek užsiėmimo jinai turi pravesti, 200 vienetų. Ir mes socialinės paramos biuro puslapyje matom, kad šitas žmogus yra šito centro specialistė. Praktiškai visos mūsų figurantai, jūs galite pažiūrėti patys, patikrinti, va čia yra pirkinys už 12 000. Taip pat iš karto užbėgant įvykiams už akių pasakysiu, kad tai taip pat pirkta iš sveikatos biuro, visuomenės sveikatos biuro darbuotojų. Kai kurie pirkiniai 100% sutampa su pareigybiniam funkcijom, su pareigų netgi pavadinimais, aš taip netgi pasakyčiau. Kiti bendruose reikalavimuose ir pareigybinėse funkcijose, galima drąsiai sakyti, taip pat atitinka funkcionalui. Tai yra, aš manau, kad tos pačios darbus jie turėtų atlikti ir šiaip pagal savo darbo aprašą toje ar kitoje traktuotėje. Štai ką apie tokius pirkimus sako viešųjų pirkimų tarnyba. Viešųjų pirkimų tarnyba kritiškai vertina paslaugos pirkimą iš savo darbuotojų, nors jei šios paslaugos nepatenka į jų veiklos sritį. Manoma, kad rinkoje yra pakankamai teikėjų. Paslaugos ar darbai neturėtų būti perkami iš savo darbuotojų, todėl kyla pagrįstų klausimų dėl tokių pirkinių skaidrumo. Ir sveikas protas mums sako, žmogaus, čia kažkas ne taip. Problema tik ta, kad regis nėra kam užduoti tų teisėtų klausimų apie skaidrumą. Norite sužinoti, ką sako šių pirkinių dalyviai ir tie, kuriems patikėta vertinti jų darbo teisėtumą. Žmogaus balsas yra jo asmeninė savybė ir mes neturime teisės viešinti juo. Tačiau galima perpasakoti mūsų pokalbis, nors ir žodis žodin. Mums nerūpi, kokią pavardę turi tas ar kitas darbuotojas, svarbu pats faktas. Skambutis į visuomenės sveikatos biurą. Ar pas jūs dirba sveikatos specialistas toks ir toks, kuris kontroliuoja darželės sveikos mitybos klausimais? Taip, jis dirba pas mus. Ar tai yra jo tiesioginė atsakomybė? Taip. Tuo pat metu jūs samdot savo darbuotoją, kurį konsultuoja vaikus, vaikų mitybos klausimais, kiek tokių darbuotojų apskritai yra. Žinot, ten buvo projektas ir kas norėjo, galėjo jame dalyvauti. Manau, kad direktorius gali papasakoti jums daugiau. Klaipėdos savivaldybės viešųjų pirkinių skyrius pripažįsta, kad konsultuoja visuomenės sveikatos biuro viešųjų pirkimų klausimais. Apie paslaugos pirkimą iš savo darbuotojų jie sako, citata, taip neturėtų būti pažeidžiami viešieji ir privatus interesai. O paklausus, ką daryti, jei taip nutinka dažnai, sako, kad už tai atsakingas vadovas. Ir šiuo atveju, pasak pareigūno, reikėtų atlikti auditą, kad būtų išaiškinta, ar buvo padarytas pažeidimas. Taip pat gavome viešųjų pirkimų komisijos prevencinio skyriaus atsakymą. Paklausius apie pirkinius iš savo darbuotojų, pirminis atsakymas vienareikšmiškas. Blogai, pažeidžiami viešieji ir privatus interesai. Savivaldybės audito tarnyba sako, kad audituoja visus miesto biudžetinės įstaigos, kurių yra daugiau nei 100. Ypatingų problemų su biuru jie neturėjo. Paklausti apie tarnybos pirkimą iš savo darbuotojų, jie sako, kad citata neatrodo labai gražiai, tačiau sutinkame, kad neturint dokumentų sunku, ką nors tiksliai pasakyti. Jei reikės, mes pateiksime dokumentus. Nors keista, jie jau yra ne tik viešai prieinami, bet ir pateikti metinėje veiklos ataskaitoje. Vadovė, kuri pasirašė visą šias sutartis, šiandien biure nebedirba ir atsisakė atsakyti į klausimus apie savo ankstesnį darbą. Audito tarnyba patikslino, kad pasikeitus biudžetinės įstaigos vadovui auditas neatliekamas, nes to nenumato
daryti įstatymai. Įdomu, kad audito metu nustačius neteisėto miesto biudžeto lėšų panaudojimą biudžetinėje įstaigoje, lėšos turėtų būti grąžintos į miesto biudžeto iš biudžetinės organizacijos. Tai yra pačios miesto biudžetinės įstaigos, suprask, pačio miesto lėšų. Keista, kad šioje grandinėje nėra numatyta asmeninės atsakomybės. Miestas nekontroliuoja vidinių darbuotojų santykių, o kas kaltas jiems panašu nerūpi. Tokia padėtis jau privedė prie teisinio nihilizmo. Prieš metus keli kitos miesto biudžetinės įstaigos vairuotojai buvo įtariami 22 000 eurų vertės degalų dingimo. Tyrimas tebevyksta ir kaltinimai dėl vagystės kol kas niekam nepareikšti, tačiau vairuotojai kažkodėl tai iš pašaukimo staiga nusprendė grąžinti miestui beveik 7 000 eurų. Tai interviu žiniasklaidai sakė Socialinės paramos centro, kuris taip pat įsikūręs adresu Taikos 76, vadovai. Jie grąžino pinigus ir išėjo iš darbo. Pasidomėjome, ar taip galima pavogti ir jei ką grąžinti, nelaukiant tyrimo pabaigos. Pasirodo taip. Nusprendėme užduoti klausimą, o su kokiu kodu ar mokėjimų paskirtimi šie pinigai buvo priimti, kaip pavogtojo grąžinimas. Верни награбленные в мозолистые руки. Centro vadovas priėmęs pinigus taip pat, kaip ir biuro direktorius, jo nebevadovauja centrui. Laikinai einanti direktoriaus pareigos moteris patvirtino, kad pinigai grąžinti, tačiau negalėjo atsakyti, kaip jie buvo priimti. Jis sakė, kad už tai atsakinga kita darbuotoja, tačiau jie atostogauja. Ji negalėjo nieko pasakyti apie finansus, tačiau pasidalino telefono numeriu, kurio pasiskambinus mes turėtumėm gauti atsakymus iš šios klausimus. Paskambinome nurodytų numerių, bet ten labai nustebo, nes tai buvo švietimo skyriaus apskaitos numeris. Pačio centro apskaitos skyriaus darbuotoja pasakė, kad darbuotojai retai kada grąžina pinigus, tačiau šiuo metu ji yra mokymuose ir galės atsakyti kada nors ir tik raštu. Nusprendėme, kad šiame epizode bus nagrinėjama tik viena tema – paslaugų pirkimas iš savo darbuotojų, tačiau negaliu praleisti tokios gerybės kaip ši. Paaiškėjo, kad jei nenorite, kad kas nors žinotų, iš ko perkate paslaugą, visada galite padaryti štai taip. Žiūrėkite nuotrauką. Kaip dabar sužinoti, pas ką reikia kreiptis, kad už 600 eurų, citata, sumažinti stresą per patyrimus, kurie atsiranda pažinant lietuviškus pievos augalus. Viešųjų pirkimų gairės ir rekomendacijos. Pildant pirkimų procedūrų projekto konkursų ataskaitos skelbimus, apie sutarties skirimo formų duomenys turi būti paskelbti vardas ir pavardė, veiklos identifikavimo numeris, verslo liudijimo numeris, veiklos numeris ar kitas fizinio asmens teisė verstis veiklą įrodantis kodas. Sutartis su nežinomu asmeniu pasirašyta birželio 22 dieną 2022 metų. Tikriausiai sutapimas, kad tų metų birželio 21 dieną centras džiaugiasi savo Facebook puslapyje, kad centre pakvypo žolynais. Tačiau apie mokymus nei žodžio. Anaiptol parašė, kad patys rinko šios gėlės su praktikantėm. O birželio 23 dieną, jau po mokymų, sako, kad išdalino gėlės sukomponuotas į pokštis, nes tokia tradicija. Apie mokymus taip pat, aišku, ne žodžio. Šios siužetus mes gaminame ne tam, kad ką nors išjuokti, apkaltinti ar pasigirti. Mes norime padaryti mūsų miestą geresnį. Norime, kad lėšos būtų naudojamas pagal paskirtį, o ne kažkaip tai vagiamas. Vėl ir vėl mes raginame miesto valdžią bei biudžetinių įstaigų darbuotojus. Bendraukime, draugaukime ir atsakykime į visuomenės keliamus klausimus kartu. Atnaujinta. Jau parengėme antrosios serijos medžiagą, kai paaiškėjo, kad Visuomenės sveikatos biuras pradėjo keisti sutartis, kad jos atitiktų asmens duomenų apsaugos reikalavimus. Tai yra labai gerai. Kitas jūsų žingsnis. Atvirai atsakyti į žmonėms rūkimus klausimus. Raginu biurą, taip pat ir jų steigėjus, savivaldybės administraciją, surengti visiems atvirus posėdžius su transliacija ir taip sudėlioti visus taškus ant i.